Sveiki visi Linelis Ride kanalo žiūrovai. Šiandien su jumis dar viena Aprilia Tuono 1100 V4 Factory. 129 kW, 121 N ir 209 kg. Ir čia yra pyzdėts koks motociklas. Aš niekada negalvojau, kad aš taip kalbėsiu, bet čia yra kažkoks tai tiesiog Dievo dovana visiems motociklininkams. Net nežinau, nuo ko pradėti. Važiavau su Street Fighteriu. Geras motociklas, gražus motociklas, bet man labai nepatiko. Tuono visiškai kitas reikalas. Geras motociklas, galbūt nelabai gražus motociklas, bet jis man labai patinka. Factory. Factory reiškia, kad mes turim elektroninę, priekinę ir galinę važiuoklę, kaip visi gerai žinom, Olinsas, stabdžiai, Brembo. Italai jie savo motociklus pakrauna tikrai teisingai. Begalė elektronikos, tai ar RSV4, ar Tuono, tai ten visokie engine mapai, brakingai, tractionai, wheelie kontrolai, Aprilia engine management system ir taip toliau. Visko žiauriai daug. Dizainas galas labai man patinka ir tas dėkliukas toksai, man čia viskas labai gerai. Priekis dabar jau geriau, nes prieš tai buvo žibintai, bet dar man ne visai gerai. Kažkas man su juo ne iki galo taip. Bet aš jo, kai važiuoju, nematau ir man tai nei kiek netrukdo. Nes taip, kaip važiuoju šitas motociklas, taip, kaip man su juo smagu, tai aš nominuočiau į savo street motociklų pirmą vietą. O dabar važiuojam, aš jums parodysiu, apie ką aš kalbu. Kągi, aš jau ant motociklo. Viskas labai paprastai, gražiai, elegantiškai, labai daug visokių mygtukų, su kuriais reikia susipažinti ir išsiaiškinti, kaip tas viskas veikia. Didelis prietaisų skydelis, šiaip labai gerai pastatytas, šviečia saulė, viskas gerai matosi, jokių problemų čia nėra. Motociklas pravažiavęs šiek tiek virš 5000, dabar turim režimą Sport, galima pasireguliuoti visokius, sakykime, traction kontrolus, wheelie kontrolus ir taip toliau. Tai čia aš dabar nenoriu reguliuoti, nes šiaip labai gerai yra nustatyta savininko ir man labai patinka. Tai yra vehicle modai, road, race, shifterio lemputė, bliperis, anti-wheelie control, emergency brake, daug visokių bairių čia, pakaba, Active Track, čia gali susireguliuoti kaip tau patinka, kadangi turime elektroninę pakabą, tai daug visko čia darosi. Vienu žodžiu, nustatymų čia gyvas velnias, tik tai reikia dar suprasti, ką tu su jais nori padaryti ir ko tau iš tikrųjų reikia. Tai dabar viskas yra nustatyta taip, kaip nustatęs yra savininkas, aš čia nieko ir neplanuoju keisti, man čia viskas tinka. Ir iš tikrųjų tai žiauriai įspūdingas motociklas. Kadangi čia yra Euro 5 modelis, tai turim, sakykime, tokį labai light garsą, kai užvedi, standartinis išmetimas, o kai, sakykime, įjungi bėgį, atsidaro sklendės ir tada mes girdim tą tikrąjį V4 garsą. Ką, lėkiam. Tai iš tikrųjų toks vienas iš pirmų dalykų, kuris man iš karto pasijautė, tai kaip ant jo patogu sėdėti. Tai yra ant tiek patogiai sėdėsina. Jeigu lygint, pavyzdžiui, su Street Fighteriu, tai čia net nėra ką lyginti. Ir mano reference pointas iš tikrųjų dabar šitam motociklui bus Ducati Street Fighter, kurį matėt praeitame mano video. Tai šitas motociklas aš atsisėdu ir jisai man tinka. Va čia tai, apie ką aš kalbu. Aš nuo pat pirmos minutės, nuo pat pirmo metro šitą motociklą pajaučiau. Pajaučiau taip, kaip aš noriu jausti motociklą. Man nekyla kažkokių tai klausimų, kažkokių tai abejonių. Aš atsisėdu ir su juo tiesiog važiuoju. Tai pakabą gali reguliuoti skiečiau, minkščiau, kaip tau norisi. Aišku, kad susireguliuoti pakabą, tai reikia šiek tiek daugiau pasivažinėti, nuspręs, ko tau iš tikrųjų reikia ir kur tu labiau važinėjai ir taip toliau. Trasą galbūt vienaip mieste, galbūt kitaip, tai čia yra, sakykime, toksai normalus dalykas. Bet šiaip aš atsisėdau ant šito motociklo ir man ant jo yra gera. Aš jį, sakykime, jaučiu tą motociklą ir man nėra jokių problemų. Kojos
čionai po baku puikiai įsispaudžia. Bako forma labai gera, sėdynė plati, neverčia nei į priekį, nei atgal, nei į šoną, niekur. Kojos sulenktos pakankamai stipriai, bet kažkaip tai nesijaučia tas diskomfortas. Gal dėl to, kad tiesiog taip sėdė labiau atsilošęs. Tai nu čia yra tiesiog, kas liečia vat, visą šitą, sakykime, motociklo ergonomiją, tai yra tikrai Aprilia su šituo labai gerai padirbėjo. Važiavau su RS 660, tobulai sėdžiu, labai geras motociklas. RSV 4 irgi labai patogiai sėdėsna, labai smagiai važiuoja. Šitas lygiai taip pat, man su juo taip smagu, aš jums tiesiog, man net sunku yra kažką tai pasakoti ir kalbėti apie tą motociklą, nes aš, galiu tik tai teigiamai. Po to vėl sakysit, va, čia pasidžiaugia ir taip toliau. Taip, nes tai mane džiugina, tai man patinka ir aš su juo jaučiuosi labai gerai. Ir nieko čia daugiau ir nereikia pridurti. Prasme, tai yra, aš labai stipriai esu nuvertinęs Aprilia. Ir jau vieną kartą, kai testavau RS 660, aš atsiprašiau visų Aprilijos savininkų už tai. Ir kuo toliau, kuo daugiau aš prisiliečiu prie Aprilijos, tai tas motociklas, jisai kopia į mano, sakykime, prioritetinių motociklų viršūnę. Ir šiai dienai aš neturėčiau abejonių, ar pirkti ar nepirkti Apriliją. Yra keli niuansai, sakykime, kurie šiek tiek trigerina, tai dealeris, bet jau šitą aš aptarinėjau labai dažnai ir daug video, tai čia yra vienas toksai triggeris, o kitas triggeris, kad iš tikrųjų tie motociklai, jie, turi problemų, sakykime, elektronikos problemos išlenda, dar kažkokios tai smulkmenos. Ir tos problemos nebūtų problemos, jeigu mes galėtume jas greitai eliminuoti. Nuvažiavai, sutvarkė, padarė, perrašė softą, atnaujino softą ir tu vėl laisvas mėgautis savo pirkiniu. Kai tau nereikia laukti, kažkas tai nežino, kaip nustatyti tą problemą, kai reikia ten susirašinėjimai kažkokie yra beprasmi ir taip toliau. Tai yra labai daug tokių visokių smulkmenų, kurios šito motociklo patrauklumą atitolina. Bet tai yra, sakykime, politika. O kas liečia patį motociklą, jo performansą, tai iš tikrųjų, aš šiai dienai manau, kad tai yra geriausias streetas, su kokiu man yra kada nors tekę važiuoti. Ir galbūt reiktų taikyti į tą kategoriją, sakykime, galingųjų streetų, nes tai yra vis tiek šiek tiek kitoks daiktas. Bet kokiu atveju man šitas motociklas šiai dienai yra numeris 1 streetas, su kokiu man teko važiuoti. Pakeitis išmetimą, programavus, sakykime, tą Euro 5 standartą, kuris iš tikrųjų knisa protą, tai čia iš vis yra, ta prasme, tikriausia bomba. Jūs tiesiog pasižiūrėkit, ką jis daro. Čia yra, sakau, čia yra absurdas, kaip jisai lengvai valdosi, koks jisai yra manevringas, kaip jisai jaučiasi. Ir aš su tuo motociklu pravažiavau, kokius 15 kilometrų. Ir aš jaučiu, kad čia yra mano motociklas. Aš ant jo sėdžiu, man yra patogu, manęs niekas niekur neverčia. Ir, čia sakau, čia va taip turi žmogus jaustis atsisėdęs ant motociklo. Tada jam tas motociklas tinka ir viskas su tuo motociklu yra gerai. Kas liečia, sakykime, dizainą, vėlgi, tas dizainas, jisai, tu kai ant motociklo važiuoji, tu jį nelabai žiūri. Tai čia, sakykime, gal tos problemos tokios ir nėra, nes šiaip man jisai nėra labai gražus motociklas. Tai čia yra jau tokie, sakykime, niuansėliai. Galas gražus, priekis toksai. RSV idealiai atrodo, labai gražus motociklas, labai gerai valdosi, labai smagiai važiuoja. Shifteris, bliperis, visos sistemos, tai yra iš tikrųjų labai gausiai sukomplektuotas motociklas. Ir jeigu kalbėti apie jo, sakykime, kažkokius tai konkurentus, tai jis dar turi ir patrauklią kainą. Nes bijau tiksliai sumeluoti, bet žinau, kad motociklo kaina, jeigu kalbėti apie RSV 4, ne faktorinė, tai jo kaina yra kažkur apie 17-18 tūkstančių eurų. Galite atsidaryti mobilę ir tuom įsitikinti. Ir jų yra nemažai.
Atsidaryti tono aš tiesą pasakius nebuvau atsidaręs, bet Autopliuse, man atrodo, mačiau, jisai buvo įdėtas naujas, ten irgi apie 17 kažkas tokio. Bet pas mus Lietuvoje RSV kainuoja apie 20 ar 22. Kas liečia faktorį, tai visada geriau yra rinktis faktorių, nes tu tikrai gauni papildomą, sakykime, tą pakabą ir jinai tam paprastam vartotojui, kur, sakykime, nereikia sukti galvos, ten pagal save išsireguliuoti ir taip toliau, tai tiesiog tu atsisėdai ir tu turi ir važiuoji ir mėgaujas. Gazas. Labai maloniai reaguoja, kadangi tai yra, sakykime, tas Euro 5, tai jisai šiek tiek yra toksai priglušintas, kai savininkas jį persiprogramuos, bus viskas su juo gerai. Šiaip motociklas važiuoja, tiesiog man visi jo diapazonai prie šito Euro 5, kur jisai yra, kai nuims tą Euro 5, sakykime, kai išprogramuos, perprogramuos, padarys, kad jisai būtų tas motociklas, kaip, sakykime, senesnėje versija, tai jisai bus tiesiog laukinis. O dabar jisai yra toks labiau user-friendly ir tiesiog tu važiuoji, mėgaujas ir tu visada turi galios. Visada, visose situacijose, visose vietose. Kas liečia stabdžius, tai Brembo stabdžiai, su trekšinu ABS-u viską tą sujungus, tai yra iš tikrųjų irgi fenomenalu. Bet toks motociklas, jisai ir negalėtų būti su blogais stabdžiais, nes tiesiog yra dideli greičiai, yra dideli greičiai, didelė rizika ir kartais tikrai tos situacijos būna įvairiausios. Kadangi lyginu su Street Fighteriu, tai šitas motociklas turi geresnį aptakumą ir šiek tiek turi tą stikliuką. Plus, galima užsidėti aukštesnį stikliuką. Tai kai užsidėti aukštesnį stikliuką, tas stikliukas dar labiau nukreipia tą vėją. Kas sumažina tą diskomfortą, nes tu važiuoji dideliais greičiais, o tau pastoviai tave daužo tas vėjas. Tai motociklo visas tas valdymas, autopiloto ir taip toliau yra kaip ir paprasta, kai tu esi savininkas ir kai tu žinai, kaip tas viskas vyksta ir kaip tas darosi. Kai tu atsisėdi ant to motociklo, tu neturi suvokimo nei kaip įsijungti, nei ką palaikyti, nei kur palaikyti, nei už ko palaikyti. Tai čia toksai niuansas, kurį įsigijus tokį motociklą reikia apsižiūrėti ir reikia žinoti, kad po to galėtum kažką tai greitai pasikeisti, jeigu reikia ar įsijungti kažkokią tai sistemą. Pats nežinau, negaliu pasakyti, nes neišbandžiau. Bakas, jeigu neklystu, yra 17 litrų ir sakė, kad kuro sąnaudas yra šiek tiek beprotiškas, tai tas beprotiškas yra apie 12-14 litrų. Tai, vėlgi, emocija jinai kainuoja, tai kaip pagalvoji, tai 12-14 litrų tai nėra tiek daug, kai, sakykime, ten 3 litrų benzas, ten Audi kokia nors Ria taip pat 15-16 ir dar nesuteikia tau jokio malonumo ar pasitenkinimo. Pačionai tu visą laiką gauni pasitenkinimą. Tai vat, sakykime, kas liečia posūkius viską, tai kaip jisai gulasi, kaip jisai, sakykime, koks jo manevringumas yra. Tu tiesiog, tai čia aš motociklą, kurio aš nepažįstu, su kuriuo aš, sakykime, visiškai neturiu nieko bendro, nesu susipažinęs, aš su juo tiesiog važiuoju, ne aš jį provokuoju nieko, aš tiesiog su juo maloniai linguoju. Ir man tas puikiai gaunasi ir man nereikia galvoti, kaip iš čia reaguos posūkį, ką darys. Aš ta prasme, šiek tiek pravažiavęs, aš jau suprantu, kad šitas motociklas yra sportinis lenktyninis motociklas perkeltas į street klasės motociklo kevalą ir jisai labai puikiai atlieka tą funkciją. Su šituo motociklu gali važiuoti trasą ir gali rodyti gerus rezultatus, nes jis yra tam skirtas. Bet gali išvažiuoti sekmadienį, pasivažinėti po miestą ir viskas su tuo bus labai gerai. Tai tiesiog tokie mano, sakykime, pagrindiniai pastebėjimai. Aš su juo nevargstu, jisai man yra patogus, vairas yra platus, vairas yra geroj pozicijai, per veidrodėlius nieko nesimato. Tokių dalykų aš manau, kad ant motociklų būti neturėtų, bet kiti naudojasi ten navigacijom ir taip toliau. Aš manau, kad telefonas turi būti išjungtas kuprinėje ir jisai tavęs iš vis turi nejaudinti, kai tu važiuoji su motociklu, bet kitiems turbūt tai yra patogu, navigacijos ir taip toliau. Man atrodo, kad telefonas važiuojant su motociklu turi būti kažkur paslėptas ir tu apie jį iš vis neturi net galvoti. Pakaba, kartais nušokia ant kažkokio, tai, sakykime, neligumo, tai net
nebandau kartais pasitaisyti, kad grinai pajaus, pasižiūrėti. Tai, nu, man visai patinka, sakė, pastatęs dabar yra, jeigu neklystu, sakė, šiek tiek minkščiau. Aš čia nelabai iš tikrųjų žiūrėjau, bet taip, tas minkščiau yra malonu, tas pojūtis yra geras, tu važiuoji, žmogus, sakykime, važinėja mieste, kažkur tu už miestą, tai jam būtent to nustatymo reikia. Tai va tai, ką tu gali padaryti su elektroninė pakaba, tai kad tu gali nusistatyti ir tu, sakykime, nekeiti, nesukinėjai tų varžtų ir nebandai išgaudyti kažkokį tai geriausią rezultatą. Aišku, trasoje, kai tu važiuoji, tai jau yra kitas dalykas, nusistatai taip, kaip tau reikia, pagal trasą, pagal visus, sakykime, savo ten tos parametrus, pajauti tą motociklą ir tada rodai gerus rezultatus. Arba ne. Wow, nu, sakau, aš kol kas va čia taip labai ramiai važiuoju, nes dažnai man gaunasi video, kažkaip važiuoju, o papasakot po to ir nepavyksta, ir tų emocijų daug, ir bijojau, kad su šito motociklu bus lygiai tas pats, nes jam norisi duoti ir norisi su juo važiuoti ir tada žinau, kad neišeis man papasakot kažką tai normaliai, kad jūs galėtumėt susidaryti kažkokią tai nuomonę. Vėlgi, visi dalykai, kuriuos aš pasakau savo video, tai yra absoliučiai mano nuomonė. Jūs galite su juo sutikti, galite nesutikti ir taip toliau. Man Big Bangas yra baisus, 95% Big Bangas yra gražus. Tai mano nuomonė, jinai man tuom ir patinka, kad aš ją galiu reikšti laisvai. Man nieks nemoka pinigų, aš, sakykime, renkuosi savo auditoriją tuom, kad aš esu atviras ir, kaip jau matėt, Ducati Street Fighter V4S, čia jau, nu, tipo jau viskas, tai kaip tu gali taip pasakyti čia? O aš galiu pasakyti taip, kaip man patinka. Ir jeigu man nepatiko, tai vadinasi, man nepatiko. O labai daugeliu žmonių jisai patinka ir daug žmonių su juo važinėja ir viskas su to yra absoliučiai gerai. Man patinka Aprilia. Ar aš pirkčiau, tai aš vėlgi galbūt būčiau linkęs labiau prie RSV 4, bet pirkti Aprilia ar nepirkti Aprilia, tai atsakymas yra labai, labai aiškus, labai paprastas ir labai trumpas. Aprilia reikia pirkti. Aprilia reikia pirkti, su ją reikia mėgauti, su ją reikia važiuoti. Ir sakau, jeigu kažkokių tai nesusiduri su kažkokiais tai niuansais, techniniais, tai yra tikrai labai, labai malonus motociklas. Jisai nėra pas mus iš tikrųjų pakankamai populiarus. Parduoti tokį motociklą irgi turi surasti klientą. Aišku, kiekvienas daiktas atranda savo klientą, tai čia kas be ko, bet vėlgi tas pats gamintojas, jisai pas mus kažkaip tai nėra išsišakojęs, su juo nėra dirbama ir tai yra normalu. Bet šiaip motociklas už 17-18 tūkstančių naujas, tokių parametrų ir ne tik ant popieriaus, bet ir kai tu atsisėdi ant jo, tu viską tą supranti ir tas viskas pasiteisina, tai yra labai, labai gera kaina. Ir vienintelis dalykas, ko man trūksta, tai kad Krasta juos pardavinėtų ir duotų 5 metų garantiją. Tai būtų tiesiog tobulas mocas ir mes tikrai jų turėtume daugiau nei R1 ar S1000 RR. Aš tom net neabejoju. Tai va, sakykime, dabar, pavyzdžiui, savo visiškai ramiai važiuoju antrų bėgių, tiesiog linguoju, mielą malonų paėmė. Nei tu vargsti, nei motociklas vargsta, viskas labai gražiai, elegantiškai, maloniai iš eigos, iš motociklo potencialo. Tai, sakykime, nu čia yra tikrai širdžiai ir sielai malonus dalykai. Nežinau, labai daug jau čia išsikalbėjau aš apie šitą motociklą. Aš manau, kad šitas motociklas turėtų būti metų tautos motociklas, street klasės. Nes tai iš tikrųjų yra šedevras iš italų ir
viskas su juo yra nuo iki labai gerai. Jeigu kažkas blogai, you name it, aš paskaitysiu ir arba sutiksiu, arba greičiausiai ne. Aš čianai kažkokių tai vat per tą laiką, kol aš čia važiavau, filmavau, šnekėjau, nepajaučiau kažkokių tokių niuansų, kurie mane trigerintų. Aš sėdžiu patogiai, motociklas turi daug galios, motociklo ta galia, jinai yra graži, lygi, niekur jisai nesitampo, niekur jisai nesiblaško, garsas geras, jo, išmetimas jam dadėtų dar labiau to žavesio, dar labiau tos provokacijos, bet šiaip tai viskas su juo yra labai gerai. Tai galbūt tiesom ir vrepinkim šitą apžvalgą. Ačiū, kad žiūrit. Jau mūsų beveik 1000, manau, su šito video jau bus pasiektas 1000. Esu jums be galo dėkingas. Man žiauriai malonu, kad rašot, kad komentuojat, kad duodat savo motociklus. Patys man parašot, pasitikit. Tikrai geri motociklai ir tai man padeda augti ir daryti naujus video. Žinau, kad tas turinys, sakykime, kartais galėtų būti galbūt ir geresnis, bet stengiuosi, darau, tobulėju, kiek užtenka laiko ir manau, kad ateityje viskas bus tik geriau. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrit, gražios jums dienos, tikiuosi jūsų diena taip pat graži, šilta, kaip šiandien mano saulėtas antradienis. Kągi, ačiū ir iki.